Izraelio globėjas. Štai Izraelio globėjas. Nei snaudžia, nei miega. Salmino 121 skyrius, 4 eilutė. Kaip nuostabu, jis mūsų viešpats, niekada nemiega ir neprigula pasnausti. Jis nuolat mus supa ir ne akimirką nepalieka be priežiūros. Jis yra visada šalia ir neturi jokių pertraukėlių. Kaip mama nepaleidžia savo vaiko iš akių, taip jo akis nukreiptos į mus ir jis ne akimirkai nepagalvoja apie ką nors kitą. Salmino 125 skyrius, 2 eilutė. Parašyta: kaip kalnai supa Jeruzalę, taip viešpats saugo savo tautą, dabar ir per amžius. Jis yra viešpats, bet jis apgaubė savo tautą kaip stiprus tėvas, kaip apsauginė siena, kaip skydas. Jis yra kaip uola, kaip kalnas ir saugi užuovėja. Taip mūsų tėvas yra viešpats, kuris sukūrė dangų ir žemę. Mes esame jo saugoje rankoje. Kai 10 baisių bausmių nusiaubė Egiptą, nuo to pirmiausia nukentėjo Egipto žmonės, taip pat ir izraelitai. Ištikus toms bausmėms viešpats padarė skirtumą. Ten, kur buvo izraelitai, nebuvo jokių bausmių. Štai kaip viešpats rūpinosi savo tautą. Taip pat ir mes šiandien turime daug ką iškęsti. Lygiai taip pat, kaip ir kiti žmonės. Dievas leidžia tam įvykti, tačiau tikrų baisių bausmių mums neteks išgyventi. Tuomet viešpats padarys skirtumą tarp savo tautos ir kitų žmonių. Net ir tuomet, kai kažkas mums linki blogio, jis yra šalia. Kiek kartų jis sužlugdė piktoje planus. Žinoma, kartais jis leidžia jiems įvykti ir mes patiriame žalą, bet nepaisant to, jis vis tiek yra šalia ir viską puikiai mato. Jis nubrėžė piktajam ribas. Taip kaip šis pažadas galioja Izraelio tautai, lygiai taip pat jis galioja ir Dievo tautai, kurią Jėzus išpirko ant kryžiaus. Tad jei Izraelio tauta atitolusi nuo Dievo apsaugos patiria žalą, taip pat įvykti gali ir mums. Mes taip pat galime atitolti nuo Dievo apsaugos ir artumo. Nepaisant to, jis Izraelio globėjas, bei jis nei snaudžia, nei miega. Niekas jų neišplėš iš mano rankos. Jeigu mes esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti. Jis pabaigs su mumis pradėtą kelią, nes jis Izraelio globėjas, nei snaudžia, nei miega. Dėkuoju dangiškasis Tėve, kad esi mano globėjas ir apsauga. Tu niekada nemiegi ir nepriguli pasnausti. Todėl naktimis galiu ramiai miegoti, o dienos metu galiu saugiai dirbti savo darbus. Kaip gerai, kad esi šalia. Amen.